random bičiais į atrakcijon parką, kuriam nieko nėra, va dabar. Gerai, tu savo, dar stokį. Tamamdır tolib. Kiramsiz berasiz. Bet tu labai fainas. Sveiki atvykę į 10-ąjį epizodą, aš esu Lukas Šestovas, čia Mindaugas Šestovas, mano tėtis, mes su juo keliaujame per Euraziją tiesiai iki Singapūro ir šiuo metu esame dar vis Uzbekistane įstrigę, bet iki šiandien, nes šiandien mes jau vykstame į Afganistaną. Link Afganistano. Link Afganistano. Jo, esame dabar prekybos centre, kuris, šiaip įspūdingai atrodo, bet nežinau, ką mes čia veiksim. Apeisim greitai. Turim laiko, tiesiog pasivaikščiosim, kol pakvies mus į ambasadą už poros valandų. Jie turi mūsų pasus, tai vis tiek reikia ten nuvaryti. Jo, o paskui vakarė sėdam į traukinį ir per naktį važiuojam iki pasienio. Termezo miestelio ir tada jau iš Termezo galvosim, kaip ten nusigauti iki Mazar-i Sharif. Mazar-Sharif. Mazar-Sharif. Kur buvo tik 3 hotelių pasirinkimas. Vienas neduoda atsakymo, reikia kitą rezervuoti. Bet jau turim užsibukinę ir Kabulę, mieste, kur praleisim porą dienų. Šiaip visai džiaugiuosi, nes mūsų likęs kelionės planas, iš esmės jau pagrindiniai visur bilietai yra. Problema gali būti tik tame, kad jeigu kažkur nepraleis, kažkas bus negerai. Tai tikėkime, šito nebus. Geriau, kad nebūtų, nes jau skrydžiai nupirkti, kurie reikalingi. Būtini. O aš tam prekybos centre mes atėjom paragauti kavos. Labai prabangiam, man atrodo, restorane, nes čia kavos eina gal 5-6 eurai, tai Uzbekistane už tiek kavos kosmosas. Dar taip niekur brangiai nebūsim gėrę. Tai va, bet užtat vaizdas koks, nes čia tas prekybos centras, o atsiveria va toks vaizdas. Ir fainas baldutas interexterjeras balkonas. Sėdi savo kavos, laukia skanios. Brangiausia kava Uzbekistan. Ačiū labai. Thank you. Nu, kavutė. Gerutė šiaip. Skani. Saldė. Ai, tavo taip pat, kad nesaldinai. Ir šitą jaučiasi. Gerutė tavo. Irgi. Skanutė. Aš kai šitą pradėjau ragauti nuo pat Kataro. Kai pirmą kartą paragavau. Vienas skaniausių man dalykų. Pakabink tam braškydą kokią dar kažką. Ne? Geras, jo. Ir ledai, ir palauk, ir kas dar čia eina. Jogurtas, ledai. Jogurtas, ledai. Ir vaisiai, ne? Tai čia vadinasi acai bolai. Tie. Tai už tas 2 kavas, čia ir acai bolą sumokėjom 30 eurų. Nu ką, draugai, jūs matėte dabar jau 2 čia stovus, kurie turi Afganistano vizą. Ir šiandien keliaus jau link ten. Rytoj jau tikėkimės būsime Afganistane. Taip, temperatūra čia 31 dabar. Belia kaip karšta iš tikrųjų. Manau, kad Afganistane bus dar šilčiau. Nu, jeigu norėjot street food ateiti į Nami restoranėlį, tai prie tokio staliuko padažai sudėti, fainai, jauku. Toks bendrabučių vaibas. Dar dienai, kad praleist laiko, nusprendėm apsilankyti ir čia. Zoologijos sode, šitas kainavo 3 eurai žmogui. Tai 2 brangesnis, bet sakyčiau daugiau nei 2 geresnis negu Tbilisi. Nežinau net, šiaip praėjom, tai nebuvo tai, kad kažkas nustebino, ne? Dramblį tik tai. Jo, kad dramblį paliečiau, tai man čia. Leido paliesti, leido pamaitinti, tai va tas faina iš tikrųjų. Nu, biškį maitina. This? Окей. Вот, нельзя. Одно, руками. Supratau, okei. Амеле тортоле дебе. Da. Ištęsęs straublį, tai tokia pamato. Oi, koks tai keistas. Koks keistas. Pirmą kartą paliečiau straublį kažkieno. What do you mean by that? Toks žiauriai šiurkštus, bet labai fainas. Baigęs. Oro. Ir hiena buvo įdomu pamatyti šiaip. Ten hiena buvo, ne? Hiena, jo. Pirmą kartą pačiu atrodo. Atrodo, niekur kitur nesumatys hienos. Nu. Tai jo, aišku, ten kai kurie gal vis tiek narvuose atrodo neturi daug vietos, bet palyginimui tikrai daugiau vietos turi negu su Tbilisi. Tai jo, žinau, kad zoologijos sodai šiaip visiems atrodo, kad gyvūnų laikymas, kankinimas, bet... Nu, toks jo, žiūri tos gyvūnus, tai gaila tų gyvūnų, aišku, visų, bet yra kaip yra. Pantera. Biški garsas, ne? Bet tavo smeva, tokį garsą džiunglėse išgirsti, tai būtų šakis. Bet jau toks rimtas. Nebemaža katytė tokia. Tai va, o dabar keliausim Rahimui paduoti suvenyrų, tada tai būtų jau stoti. Dar pavalgysim gal kažkur. Reikėtų pavalgyti kažkur dar prieš. Grįžom ten, kur pirmą dieną buvom, tai prie šito Civilization Islamic Center, sakykim. Tai pasirodo, jis atidarytas buvo tik tai praeitąjį mėnesį.
kovo mėnesį ir įėjimas, bent jau pagal šią GPT, sakė, kad nebrangus turėtų būti apie kažkur 4 eurus gal žmogui. Turim be mažiau nei 3 valandas užėjti čia, pavalgyti, paduoti suvenyrų Rahimui, pasimti lagaminus ir nuvaryti stoti. Ne, nėra dideli atstumai, bet labai dideli kamščiai. Ir dėl to tie atstumai tampa labai ilgi. Ilgai užtrunki nukeliauti iš vieno taško į kitą tašką. 6 kilometrus užtrukom nuvažiuoti apie pusvalandį. Ir taip visam mieste, bet kurio paros metu, atrodo, kad čia visą laiką yra piko valanda. Ne, tai vienas, ne. Čia GPT rašė 4 euriukai kainą. Aš čia pasižiūriu 300 000. Tai 300 000 apie 20-25 eurai. Tai sakau, tai ateik vienas, pasižiūrėk. Nu, brangu, blemba. Mes net nelabai daug laiko turim, kad čia vaikščioti ilgai. Vietiniams 60 000, o užsieniečiams 310 000. Tai 5 kartus kaina išauga, jeigu esi ne vietinis. Sakė, neįstebuks. Nuo 7 iki leidinėja. Jo, tai dabar lauk dar 40 minučių lauk, žinai, ir paskui einu. Nu, čia Vietsigano centras. Per mažas. Buvo. O mėnulį galima užgaudyti su Samsung Galaxy S26. Bet jūs jau tą žinot, gan gražiai nufotkinti dieną ar naktį patį mėnulį. Bet šį kartą noriu pakalbėti su jumis apie Galaxy AI ir AI Studio. Dabar gali sukurti nuotraukas tik parašęs promptą, kokį dalyką pakeisti į bet ką. Sakykime, esu ten pasidėjęs Action Cam mažytą kamerą, bet jeigu jūs dabar nufotkinčiau, visų pirma, tai galiu parodyti apie Eraser. Tai galime, žinoma, panaikinti kažkokius tai žmonės, juos pažymi ir spaudžiame Erase. Zdrastai. No setting? No, it's not allowed. Oh, not allowed. Okay, thank you. Sorry. No, it's not problem. It's okay. Thank you. Ir štai, turime panaikintus kelius žmonės, tai jeigu visus užmėčiau, būtų galima panaikinti visus žmonės. Parašysiu change the action camera to a big cinema camera on a tripod. Nu ir va, pakeitė mano action camą į visą kamerą, važiuok. Normalią kamerą. Nu va, prieš tai buvo tai va. Bim. Geras. Tai sakykime, nufotkinam dabar šitą civilizacijos centrą ir aš noriu padaryti, kad atrodytų, jog esu dabar prie jo naktį. Night time. Kol vyksta darbai, va čia dabar telefone pasigražėkit, va. Ui! Nu ir va, pažiūrėkit, nu jūs jau matote ekraną vis tiek, bet va, kaip atrodo naktį. Čia diena, naktis. Turbūt gal ne tai būtų apšviestas, bet čia yra AI, kuris pats sugalvoja, kaip turėtų atrodyti. Ir su Samsung AI Studio tai atrodo gerai. Pats Galaxy AI turi ir savo kitus AI featuresus labai naudingus. Tokia yra kaip NoNudge, NoBrief, kurie parodo tavo dienotvarkę šios dienos, kalendoriaus priminimus, galbūt įterpia nuotraukas, kurias tu prisimint turėtum. Vakarui paspausiu. Good evening. Oras toks ir toks. Šiandien dar man reikia į šuns dresūrą nueiti. Į šuns dresūrą nenueisiu, bet į mantę nueis. Rodo, kad jau 13 000 žingsnių praėjau 6 000, tai kad visi golai pasiekti šiandienos. Rodo, ką paklausyti, mellow relaxing, atsipalaiduoti po tokios dienos reikėtų. Šiaip apie šitą featuresą aš truputį per vėlai sužinojau, bet man čia reikia tėčio. Tėte. Yra Galaxy featuresas, kuris vadinasi Interpreter. Čia galima kalbėti su kitu žmogum, pasirinkus ir parsisiuntus arba nebūtinai parsisiuntus kalbą. Jeigu turi internetą skirtingom kalbom. Tai aš, tarkim, šnekėsiu angliškai, o tėtis šnekės rusiškai. Hello, where can I find a good coffee shop in Uzbekistan, Tashkent? Ты можешь кофе найти прямо по той улице. You can find coffee right down that street. Thank you very much, sir. I wish we could talk more, but I have to go. Thank you, welcome to Uzbekistan. Русский тау реке. Это очень красивый город, и тебе нужно здесь побыть больше времени. It is a very beautiful city, and you need to stay here for more time. Okay, thank you. Спасибо, брат. Tai va, ačiū Samsung, kad yra kartu su mumis šitoj kelioniai. Jau 20 dienų, kaip sakoma, mes gyvenam su juo. Nu ir labiausiai aš vis tiek esu patenkintas dėl pačių nuotraukų. Su pačiu Samsungu labai malonu yra fotkinti dalykus. Tikrai labai kokybiškos nuotraukos gaunasi ir kas man patiko, tai labai zoomas. Ir nakties nuotraukos štai. Jo, nakties nightography. Taip, apie šitą mes jau kalbėjom. Hello, Rahim. Hello. Мало времени у нас. Куда идете? Мы идем покушаем и потом уже в 9 часов на вокзал. Если хотите, посидите, я потом вас отвезу.
Да, не знаю. Это, пробки везде там. Ну ладно, тогда сами знаете. Как вам удобно? Да, зачем тебе там? Спасибо большое. Не обязательно было. Спасибо большое. от Очень души. приятно. Спасибо большое. От души хотели. Будем на связи. Хорошо. Завтра туда поедете, набирайте меня. Что-то надо будет, я вам, по дороге вам буду координировать. Хорошо. Да. Хорошо. Счастливой дороги вам. Спасибо. Тогда счастливо, хорошо ехать. Nice to meet you. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Davai. Paragausim dabar samsa. Nežinau, kodėl taip ilgai užtrukom, nes tiesiog čia yra kibinai. Tam kitos formos. Su vištiena ir su jautina. O įdomu, šitą reikia užsipilti? Aš nežinau net, čia pagal skonį turbūt, žinai, gal. Vieną panysiu, be kitą užsipilti. Yra kažkoks labai mažas poskonis. Biškai man linka vienos. Jo. Žinai, kas yra? Jos turbūt kaip ir plovo kepa, kad ir be vienos jisai būna, bet jisai tuose riebaluose kepa. Šiek tiek būna, tai čia gali būti tas pats, žinai, riebalai biškai. Nu šiaip labai. Panašu į lietuviškus, ne? Panašu į kibinus. Bet skanu. Visur čia ant kelių jos pardavinėja, važiuoja iš miesto, tai daug kur pardavinėja labai jo. Labai gera ir solidi kibinų alternatyva. Tikrai. Sveiki atvykę į stotį, į geležinkelio stotį. Iš čia mes keliausime tiesiai į Termezo miestelį, kur jau po to į Afganistaną. Ir tada jau stabdysim mašinas. Ir galiausiai paims taksas ir sakys, susimokėkit. Kaip ten rodė, kad sėdimas? Nu. Bet čia dar ne tos vietos. 3-8. Tai dar toliau. Tai daugiau nėra. Это не понимаю. Общий, ten 10. Если общий, вот это общий орган. A, это общий, да? Общий орган, да? Tai mes čia tada irgi. Čia sėdama. Ok. Kaip įdomu, čia tipo... Jeigu gulimas vietos, tai vienokios, Ja. sėdimas tai kitokios. Labai įdomi tokia biškai petvarkė, nes visos lovos kaip ir gulimos, bet vietos sėdimas apačiai. vietos sėdimos. Jo. Tai vat, sakykime, čia 1, 2, 3 tipo žmonės. Ir nėra nei atlošo niekad kiekvienam, tai labai toksai per visą naktį. Nu, nebus iš patogiausių tikrai variantų, man atrodo. Čia tiek žmonių. Ir jie nei vienas lango neatsidarė. Man biškai net galva pradėjo skaudėti nuo oro to nebuvimo. Bet atidariau va šitą vieną langą. Bet kadangi čia viršų žmogus, tai jiems greičiausiai šaltą pasidarys ir uždarys. Bet matau, misija mūsų šiandien bus ieškoti degonės. Nu, tėvukas sako, per baisu ten keliaut. Už kiek? Už $30 paėmė. Окей? Ok. 28 šiaip doleriai, žinai, išėjo. Tai sakau, davai 25, tai davai 30, sako. Bet aš neturiu jų pinigų. Realiai, tai dolerių ten išėjo tada 362 tūkstančių, kiek mums. Nu, biškai daugiau, žinai, bet ne, man. Žodžiu, dar papildomai užsidirba, sako, savo Savo kabinetą realiai davė. Realiai miegojančias žmogus. Ai, ne? Ir kai aš įsitikau, jis atėjo ir išvarė, jam atidavė pinigus, tai sakė, eik iš čia. Jis gal mažiau buvo davė, žinai, kiek nors ir gal jam trumpiau važiuot. Jis realiai mačiau, kad jam Saimus atidavė. Iš manęs paėmė tricoką, žinai. Ta žmogų pažadino ir sakė, eik iš čia, viskas. Eik, visako. Priešai žmogus sakė, kad pastoviai jie siūlo būtent tiem galiniam, nes ten į Tūliką, kadangi eina žmonės ir pastoviai duris. Nu, ten šutina vieta. Nu jo, labai garsiai duris trankosi palei ausį man. Pagalvojau, kad tiek to, galima, tai tas $30, žinai, nu. Čia kaip nakvynė viešbutį. Jo, tik aš blogai jaučiuosi dėl to žmogaus, kai čia pasigaišiu. Nu, tai čia jų problemos, čia jie sprendžia, žinai. Lova viršui, lova apačioj, apie 2 kvadratiniai metrai, kambarys su tėvu. Bet pagaliau galiu šnekėti ir kalbėti, nes praeitam traukinį tai trukdydavau žmonėm, jeigu būčiau trukdęs. Tai kapitonas šito vagono, galvoja, $30 yra $30. Šiandien gal ir nemegosiu, bet parsivešiu namo $30. Laisvė. Not yet, no. Thank you.
Net nenoriu pagalvoti, kas būtų dėjęs, jeigu būtume kajutėj. Nu, ne kajutėj, tiksliau. Nes ir kajutėj pačioj, nu, taip, negaliu skūstis, tikrai negaliu lyginant su kuo būtų tekę būti. Bet nugara kaip skudėjo, Pilavo Maksai, tas vietos nėra kojam. Iš ties pačių kojų tai no chance. Eik paklausti tėvuko. Nu, reikia tavo reviewso traukinio. Pasakyti, kaip aš jaučiuosi? Nu? Kaip, nežinau, kaip neįsimiegojęs turbūt labai. Nu kaip, pamiegojom biškai, aišku. Bet patogesni traukiniai turbūt nebuvo. Patogesnė nebuvo. Man tilpo kojas jose. Jo, čia aišku gal ta palidovo ta kajutė, tai gal jinai mažesnė biškai yra. Gerai, kad pasiėmėm tas lovas iš tikrųjų. Aš negaliu pagalvoti, kas būtų daręs, jeigu būtume nepasiėmę jų. Tai dėtum tiesiog ir vieną į kitą pusę kristam. Na taip, turbūt. Bet aišku, kai kuriuose miesteliuose paskui žmonės išlipa, atsiranda laisvų vietų, žinai. Ne, spasiba. Atsiranda laisvų vietų ir gali ten atsigult paskui, gal žinau. Nu ką, mes dabar esam tik 13 km nuo sienos. Nežinau, turbūt iki sienos tai su taksu nulėksim, ne? Bet va, viskas, mes labai arti esam. Termez miestelis prie pat Afganistano. Nu, aišku, kad pasitinka ženklas, kad mylim Termezą. Aišku, kad mes dar mylim čia. Mes tai dar neaišku, ar mylim. Kiek? 28 laipsniai, o dar 11, pusė 12 tik tai. Bus šaltkarštis šiandien. O Kaune pažiūrėjau, tai Kaune 2 laipsniai šilumos šiuo metu. Nu, tėtis sako, kad nepratė čia matyti mūsų čia žmonės. Turistų, nes visi žiūri, stebi. Kitaip negu kitose miestas, bet ir šiaip čia nėra, atrodo vien tik vietiniai. Nu, turistų tikrai metų. Ir šiaip esam tokiai labai neturistiniai vietoj. Nieko panašaus į Taškentą. Toks fainai, toks atrodo į didelį kaimą atvažiavai. Yeah, we're traveling to Afghanistan today. Oh, really? I'm from Afghanistan. Yeah, she's from Afghanistan. You're from Afghanistan? Yes. From which city? Mazar-Sharif. Oh, that's where we're going today. Is there any place you would recommend to me eat here? Do you need the expensive place, the beautiful modern? No. No. Local. Okay then. Thank you. Thank you very much. Thank you. You as well. Merginos užkalbina pačios. Nu, iš kur esat? Reikia pratintis prie Afganistano. Labai atrodys, kad kojos arti maisto yra. O? Спасибо вам. Čai, jasna. Da. Cheers. Aš tai nesu toks prasitampęs, kad galėčiau taip sėdėti tiesiai ir kad būtų patogu. Man tai tempia per šitas vietas. Kuprinė pasėdėti, atsirėmė ir gerai tada. Nu va, bet reikia pratintis, nes kiek žinau, tai Afganistane taip valgo visur. Nežinau ar visur, bet bent jau dauguma vietų. Baiginėjasi mūsų kelionė Uzbeke. Mes Uzbeke išleidom be šito maisto. Nu tai apie 460-470 eurų. Per kiek dienų mes išleidom? Per 5? 6? Mes ryte atvažiavam ir vakare išvažiavam. Ai, nu dar šiandien. Tai jo, 6 dienos. Savaitę laiko čia praleidom. Dabar palyginus su Turkija mes per 2 paras išleidom daugiau pinigų. O čia per savaitę važiavam su taksi daug kartų. Su metro važinėjom, ėjom kažkur tai, ta prasme, valgėm. Netaupėm savo, ta prasme, labai, kad ten. Nu, taip normaliai, ta prasme. Ne prabangiai, bet paprastai viskas jo. Kavos prabangios geriam. Nu jo, kavos prabangios labai geriam turbūt. Ar gyvent norėčiau? Gyventum? Ne, gyventi gal nenorėčiau, bet pakeliauti tikrai įdomu ir siūlau. Kas nori, tai tikrai atvažiuokit ir labai fainai iš tikrųjų praleisti. Очень вкусный это мариновый салат. Tai va, dabar šviežių daržovių ragausim ir dar po vieną koldūną mantai. Paragausim kaip skonis. Šiaip įdomu, nes taksas pas juos mieste brangesnis, o maistas pigesnis. Nors čia mažesnis atstumas negu, mažiau laiko užtrunka negu mieste važinėti, bet šiaip brangiau kainuoja 2-3 kartus. Labai karšta čia. Kitas dalykas. Esam prie sienos, pakeisim truputį į telefoną, kameras pakošim. Uzbekų sieną kaip ir praėjom, dar į Afganus reikia įeiti.
Bet iš karto pasitinka tokie autobusiukai ir sako, kad pėsčiom nepraeisi tilto, reikia važiuoti. Norima po 7 centų berods ar kiek. Iš mūsų $2 pirmi. Nes mes neturėjom jų pinigų. Javla şimdi Brant yarım kira olgandan top turamız. Labai draugiški buvo pasieniečiai iš Uzbekistano. Nežinau, tėtis tam prakalbėjo su jais rusiškai, bet pasakojo, kaip konservus veždavo iš Estijos, iš Latvijos, šprotus. Ir šiaip atrodo, kad jie nelabai daug sulaukia klientų per dieną, tai norėjo pašnekėti. Kol tikrino pasus visą kitą, tai šnekėjo visą laiką. Jo, šiaip labai mažai žmonių čia. Mes minimumas jaučiu kokią 20 žmonių praeina per valandą, kaip tam prie Uzbekistano sienos. Tai buvo va tiek žmonių. Žodžiu, tai mus pavyzdžiui tiek ir daug. Paleido ant vidurio tilto. Sako viskas, čia eikit. Jaučiu, kad ten jie. Bet tai visi vietiniai irgi varo. Tai va, keista. Jo, ir dviratis netgi. Tas dviračiai sėdėjo ir dviratį vežėsi. Tai gal ir neleidžia, aš nežinau, bet keistai man čia. Jau sutikom Talibanas čia buvo turbūt, ne? Kuris Talibanas? Šitas. Jau čia tas Talibano, jo. Jo, tai sutikom jau tikrino pasus Talibanas mum. Truputį intimidating atrodo, kai ten su kalašu sėdi toks ant tilto. Ai, matau. Salam alaikum. Hello. Dollar, Afghani. Hello, my friend. Hello. Hello, good, how are you? Which country? Lithuania. No, so. Yes. Dollar. Dollar, yes. Yes, Afghani. Money, my friend? Bla, Chansa. Nu, sakykim, 100 ilčioką, ne? Kiek ramunė? 6400 Afganį. Good price. Yes. 4, 5, 6. Mano kiek ramunė darys? Hey, nice camera. See. Is this okay with the money like this? Yes, no problem, my friend. No problem. Oh. Yes, no problem. Problem? Yes. Afghanistan problem. But no problem with this money? No problem. This? This? No. No. Afghani, yo. Are you going to Mazar? We're going to Mazar Sharif, yes. This taxi driver. Mazar Sharif special. Mazar Sharif special charge. Kiek ramunė? How much? Special Mazar Sharif. Daga Afghani, daga. Pusantro tūkstančio? Special Mazar Sharif. Afghani you are We go walking. Okay? We're gonna walk to Mazar, yes. What's your name? Lucas, yes. What's your name? This is Shara. That's Sharab. This is Sharam name. My name is Sharam. It's okay. We walk to Mazar. Hey, Mazar taxi. We walk. Nu va dabar iškart praėjom sieną, pripuolė banda žmonių. Išsikeis $, taksą siūlo, viskas siūlo. You go together? Where you go? Mazar Sharif? Labai brangiai tik norėjau už taksą, kiek čia paprašė? 1500. Tai čia, virš 20 eurų tikrai, man atrodo. Gal 30 net. Money? What money? What money? Money? We exchanged money. No more money. Daug iš tikrųjų patikros punktų buvo visokių. Labai buvo lengva praeiti, kur uždeda antspaudą ant paso. Nes mes iš pradžių praėjom, sako, o tai kur uždės antspaudą, kad nebūtų problemų po to išvarant. Sako, tai va ten. Ai, tai grįžkit, gal sako, mes praėjom, niekam tai neįdomu. Nu tai taip įdomu. Nu, žmonės atrodo, kad ateivius pamatė. Taip žiopsai mus. Ir šitas vaikis tai kartu su mums eina jau kokią beveik 10 minučių jaučiu. Nežinau kodėl. Bye.
Ai, gavus, kad palidėjom iki posūkį jį. Peržengėm sieną ir viskas. Belė kaip pasikeitė. Kitas pasaulis. Ką tik praeinant ant gatvės. Jaučiu, mačiau 20 sekundžių po, kaip perpėvė. Oška tam buvo, ne? Nu, tai avinas. Oška ar avinas, tiesiog perpjautas ir lupa odą. Na tai va, vidury gatvės. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Žiūrė. Žiūrė, jūs ir pabandom pastabdyti. Nes čia žiūri šitas kelias ir eina tiesiai į Mazarą. Na. Nes į Kabulą nestabdysim, tada vėl nusikelia. Gausim, kad nieką net nebandysim. Galim bandyti. Ne, negalim, reikia. Čia daug žmonių mašinai. Pirmas sustojo iškart. You go to Mazar Sharif maybe? No? No, thank you. Mazar Sharif? Maybe you go to Mazar Sharif? We're trying to hitchhike, auto stop. Он сказал, попутчик нам поехали. Да, я сейчас не поеду, если хочешь. Короче, время 4. Поедем, бесплатно отправим. Да, в 4? 4, да. Где? Сейчас 2. Где? Где ты хочешь ставить? Где ставить? Nu, ketvirtą valandą jis mus gali nemokamai nuvežti. Nu gerai. Sako, aš už 2 valandų važiuosiu tą miestą, aš jūs nemokamai nuvešiu. Sustojo taksas, kur buvo prie pat sienos, kur mums siūlė, tai dabar siūlė pigiau. Sakė, buvo už 2000. Ką, didesnė? Nu. Ar per didelis? Šaltas. Šaltas. 20? 20. Berkata dong ke mana? Berkata? Thank you. Berkata ni aku nak berkata nak. Ah, it's okay. Thank you. Žiauriai karšta, ta prasme. Matosi turbūt net rankos mano šlapios. Insane. Alaikum salam. We're going to Mazar Sharif. Mazar Sharif Darwas? Yes, but we're trying autostop, hitchhike. No, but we autostop, you know? Passengers. No taxi. Mazar Sharif. Hitchhike to Mazar Sharif. You want to go Mazar Sharif? Yeah. And the station of car is inside the city. The station of what? Yes. You can't find cars to go Mazar Sharif. But what? We were trying to hitchhike, you know? Be passengers. I know that. Yeah, it's not possible. I have worked in customs, so otherwise I will help you. Yeah, it's fine, no worries, no worries. Thank you. Sakė, padėtų, bet turiu važiuoti į customs. Hello? Hello. We're going to Mazar Sharif, hitchhike, autostop, no? Mazari? You take us? Yeah. Is it for free? Yes, it's okay? No. No free? No, we're trying autostop, hitchhike, passengers. They were $50. How much? $50. $50? Nah. Thank you. It's okay, thank you. No worries. Чека. Sorry? How much? Free? Thank you. Ir dviese galė sėdi būtų dar 2 priemi į galą. Yes, I don't have. We're traveling for free, autostop. Станції ходить там, де ти Nemede burası var nemede. Rus. Okay.
Bura nemeden. Şimdi bro. Kiek jie mūsų paprašė, galvoju? 2,5 mažiausiai. 500 тысяч будет деньги. Вдвоем. 500? Да, 500 тысяч. Не афган? Не, Афган. 500? Это очень много. Видите, когда успокоил чигады Руси. А, Руси бор. Да. Да, ты же? Rus bor. Да. Einam pasikalbėt su jais. Это. Salam aleikum. Добрый день. Добрый день. Шутрина? Где там? Можно, да? Можно, да. Неудобно как-то? А кому удобно? Кому удобно? De Litva. Litva. Lituania. Thank you. Куда вы едете? Мазар. Ну, сейчас Мазар Шариф. You're truck drivers, tourist. You're going to Mazari? No? Priėmė mus visus pamaitinti. Su tolimų reisų vairuotojai sėdima, pietauja. No. Ai, Pakvietė. šašlyką davė, salotų. Truputį nejauku dar, bet čia man atrodo normalu pas juos taip. А ты заберешь нас отсюда? Поедешь в Мазар? А ты видишь, где мы? Там мы прислали тебе локацию. Давайте я объясню. Алло, салом алейкум. Qarang, davlatning zapravkasi bor-ku, gumrukka yetmay turadi. Shu yerga keng bular, shu yerga mehmonlar shu yerda. Kongitel davlatida. Павшики pinigų duosime. Ai, what the fuck. А когда ты приедешь? Oldiga men maydagina bachcha bo'lib qoldim. Вот ты сказал, что бесплатно будет, или не будет. Тогда сказал, что бесплатно. Теперь уже сколько денег будет? Žodžiu, tai Rafaelas Saldinukai mus pavedė. Rafaelis palaukėm porą valandų jo ir sako, tai kiek pinigų sumokėsit? Eik, tu, na, čia galvoju. Bet dabar kažką derina. Šitie furistai tai baigsim, maladės, nežinau. Jie ten su Rafaeliu irgi prašnikėjo biškį. Kažkaip įdėsim toliau. Greičiausiai įsiderins labai pigiai taksą, nes mums kaip turistam tai bėra kokią kainą šauna. Sako 3000 tų afganų, tai čia $5 kažkas tokio gaunas. O sako, turėtų kainuoti gal 200 žmogui. Nu, maks ten 2 žmonėm iki štukos. Maks. Taip ir sekas. Iš tikrųjų, aš nesuprantu, kad čia nėra tokio dalyko apskritai, kad žmonės taip norėtų pavažinėti. Nu, tipo Rahimas galėtų, bet Rahimas dar Uzbek. Shu turing Ravzan oldiga cho'p boradi. Mazar Sharif. Ну, штука galima važiuoti, ne? Штука. Да. Какой гостиница? Ты объясни. Гостиница объясните. Название есть? Есть. Вот туда. Thank you. Спасибо. Спасибо. Thank you. Ama. Boya dünya ünlüler, hazır onu metemede odamına gireriz bununla ben. Нет, дорога шептами. Ne oldu? Ne götürüm baba? Гостиница Хаз и там. Rohat. Şey rohat. Гостиница. Gastita. Помнираftaki дуашку Я здесь показал, он мне говорит больше деньги, да. Я говорю, нихуя, блядь, сейчас... Нихуя balsų dengi. Да. Он, типа, iš prie Mercedes išjudėjo tenais. Sakė, kad jeigu prašys daugiau pinigų, neduos. Я газар? Файнсер. Як нафар Дусат Хаз, як нафар. Bu da tam yakın terminal. Da terminal tam. Я Хазар верады. Bu da vatan mı ne? Bura 2 saat digal bakın. Не. 2 saat digal. Ne? 1200. Kelia kainą. Ja. Сейчас, другой остановится. Не переживайте. Nu jo, reikalai. Ты моторы ходите? Таксист? Вот видите, блядь. Они, блядь, одну стоит. И сразу, блядь, место показываем. Видите, от Рауза чуть-чуть подальше. Ну, говорит, еще 500 набор. Ну, пошел. Рядом? Рядом? 50 метров. Арса друга. 700.
Рубли, это, Афгане. Даете, да, 700. Еще не давайте. 700. Давай, садись. Спасибо вам. 700 даете, давай. Спасибо, Аган. Thank you. Хорошо, какие Okey. Afsat yurtdim ben уже, aka. Там гордый Равза, там где-то. Водитель. Спасибо. Все, остальное не давайте, вот. Который 700. Работ. Счет. Ne. Jo, daug dulkių buvo, dar kartą sustabdė postą, tikrino pasus, bet viskas gerai. Kaip sakau, kai praeina ginkluoti vyriškai, tai kartais nejau, kad iš tikrųjų. Bet viskas gerai. چی دارم موتره؟ بلوتوت. Bluetooth, muzika. Ja, bet tai... Dat wil ik weg. Ja, stil, toch? Avarija buvo. Na tai čia visas maišiukai šiukšlė, ne? Pasikabinę visur. Jo, plastikas. Lot of trash. Žiaurus. Hello. Hello, good. Thank you. It's okay. I'm sure. Your choice, which one? It's fine. It's okay? Yeah. Where does the Wi-Fi work better? In that one or in This one is okay. This one is working? Okay. Kokią šiknos skylę mes čia papuolėme. Ne, normaliai. Viskas normaliai, parodai per langą, tuoj pasimatys čia viskas. Tai čia normaliai atrodo viskas, jo. Normaliai. Kai važiuoji gatvėmis, tai taip jo. Gerai, tie furistai sustabdė tą mašiną, Na taip. sutarė kainą 700. Taip. Sako, daugiau neduokit. Gerai, atsėdom, dar buvo prieki kažkas sėdėjo mes gale. Ir atvažiavome iki posto, patikrino mūsų pasus, mes išlipom, pažiūrėjo pasus, žinai, ir atsisėdo kažkoks kitas bičias. Na, jis tenai irgi savo kalbą kažką mums pasako, aišku, paprašė nefilmuoti jo, tai viskas gerai, mes jo nefilmavom. Tai va, ir atvažiavome į miestą, išleido tą žmogų, tas vairuotojas jau sako, čia yra komandierius, Talibano komandierius, sako, čia kažkoks tai, nu, matėsi, kad jis toksai viską daro, ką nori ten toj mašinai, žinai, veidrodį jo nusisuka į save, žinai, žiūri tenai, ne, matėjai, ne? Ja. Paskui ten magą pats reguliuoja, ten, žinai, ten garsą reguliuoja, ten, nu, žodžiu, toksai, matosi, kad jiem negalima prieštarauti. Okay. Bet šiaip su mumis draugiškai viską, jis ten paskui rankas paspaudė jo. Atveža taksistas, mūsų jau čia, ne taksistas, žmogelis atveža iki viešbučio, jam duoda tos 700. Kira, pul, komandor. Hey, komandor kira. 1000, 1000. O komandor, Tolib komandor kira. U 300 kira, 1000. Xotir tushmoqmadi Tolib. Komandor Tolib. Talib komandor. 300 degan bitta. Okey. 1000. 1000. 300 degan bitta. Komandor. Komandor. 700. Yo. Tu komandor. 300 degan komandor. Nežinau, nesuprantu. Nori pinigų daugiau, bet... O kodėl jis nori pinigų? Sako, jis man dar 300 plus. Už ką, sakau. Jisai savo kalbą tenai, žinai. Bazarina ir mes nieko nesuprantam, bet suprantu, kad nori daugiau šaibų. Yo. Komandoram diga suori mėgirtum. Komandor. Tolib komandor. Mes iš karto skambinam mūsų draugui. Iš Taškento, jisai yra pilietybė jo, tai yra afganistanietis. Rahimui. Rahimas, jo.
Nu ir jisai, sakau, taip ir taip, pašnekėk su juo. Komandir Tolib. Kirom siz berasiz. Ha, u siz xizmatga keldi-ku, Tolib boshqa nafar urmasin sizda. Ha. 300 gap yo'q. Ha. No. Ses Avrupa Tolib komandir. Siz amniyatda keldi. No, 700. Yo, say 7 guftum, afsad guftum, ani boz u komandir bo'lishi man merim kayno rahat bilan. Ha. No. Hayran bigi sesa dediga. Sesa. Ну, 300 dar nori. 700 you say first? Yes? Yo, say ma afsad guftum, ani u Tolib omadija. Tolib xotir shuma omad. Amiyat. Me, him, komandir. O komandir. Komandir siz amiyatda keldi. Yo'lga kim nafar urmasin siz. I don't understand. Ama ayran bigi machira ham kunim diga. Xaymat damani mesha paysi gozimni mesha baxuda. Hello, brother. Минуга. Это. Можешь говорить теперь? Да, могу. Нас, ну, мы там познакомились с дальнобойщиками, они остановили машину, договорились цену 700 ваших денег, афганских, да? И он довез нас здесь до шерифа, и он просит теперь еще денег. Не знаю, как с ним говорить, нужно дать ему или нет. А за что он просит? Ну, не знаю, можешь ты... Давайте трубку, я поговорю с ним. Ага, хорошо. Ассаламу алейкум. Aka jo'rasin baxay. Jo'rasin baxay, sen topib so'ramiz. Xayrasiz. Baxayr bo'lsin. Tai tas pašneka ir paskui sako, taigi su jumis važiavo žmogus kažkoks tai, kuris jūs lydėjo, sako. Ir tas žmogus pasakė, kad jūs turėsit sumokėti už jį, žinai. Он не был с нами, он вообще сел в машину на посту. Он на посту сидел? Да. Изначально. Нет, он сел на посту. Это говорит, что типа он... Kad jisai mus palydėt sėdo mašinai, aiškina, kad jis mus palydėjo ir jisai, mes turim už jį sumokėti vos, nežinai. Neturim sumokėti. Tai aš jam paskui paaiškinau tam mūsų draugui, kad jisai sėdo vėliau, ne su mumis, žinai, kartu. Gerai, sako, duok vėl jam telefoną, žinai. Nu ir jis ten aiškino kažką, paskui padėjo telefoną. All good? Thank you. Хорошо? Viskas, sako, eikit lipit iš mašinos, neduokit jam daugiau nieko pinigų, eikit iš mašinos. Mes atsistom ir išėjom. Dabar čia be pažinčių mes biški būtumėm papuolę, bet tų žmonių, tų tolimų reisų vairuotojų, nu, blema, ir jie mums pagelbėjo, nes jie sustabdo mašiną, jie žino, kaip su jais dėrėtis, kaip su jais šnekėti, žinai, o iš turisto ten sakė, kad iš mūsų 3000 nori paimti, o jisai sutarė už 700, žinai, nu, ta prasme, kad mus nuvežtų. Sakau, mes tokie labai per daug turistiškai atrodom, visi į mus. Bet jo, pagaliau žiauriai karšta buvo diena, čia tai ta prasme dulkės visur, saulė net nešviečia per tas dulkės. Norėjom saulę nufotinti, bet nesimato dabar šiandien. Tai va, nusiprausim, išeisim, parodysim jums biškį vaizdų. Ir patiems labai smalsu, kaip čia viskas atrodo gatvėse, nes taip šiaip tai chaosas ten bele koksas. Tai va, bet jeigu sako, šitas važiavo kur su mumis talibanų komandierius, tai jisai toksai, nu, nežinau, draugiškas. Pasir laikrodis jau geras, toksai matėsi, aš jau tik tai neklausiu, bet jau mačiau, kad geras labai laikrodis. Akiniai jau tokie jau labai jau ten šūstri kažkokie, žinai, pats apsirengęs baltai labai tvarkingai. Nu ir turbūt jiems reikia sakyti visą laiką gerai, kaip sakė. Žiauriai greitai blemo sistemo, tavasme, insta. Nes mes jau kai atėjome į viešbutį, jau matau, kad taip greit temps. Iš dušo išeini, jau tamsu buvo, realiai. Tai paprašėm, kad parodytų, kur pavalgyti, užkast. Vėjas labai didelis kažkodėl laukia. Čia tokia pusėtina smėlio audra vyksta. Sumažėjo žmonių, sakyčiau, biški, naktį. Kai tamsu. Tai daro? Va, jo. O tai klausite? Jo. Tai hello. 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 Thank you.
Thank you. Nu jo. Nu taip, čia galvas, kad vietinis maistas, kaip ir. Pastėti ant kaulo lembas jau čia koks bus, ne? Pas mane atrodo, kad būtų plovas. Su daug mėsos. Oi, kol aš priprasiu sėdėti sukryžiavęs kojas. Taip užspaudžia. Salotą jau neįvykiau, dar visą šitą plovą reikia dabar įveikti. Aš vis keičiu poziciją, nes neįpratęs sėdėti kaip jie. Relax. Yeah. Not used to sit, you know. Ir nėra šakučių ir peilių. Yra tik šaukštai, sriubai. Tai mačiau. Sukairė ranką negalima valgyti. Sukairė ranką negalima? Kodėl? Sukairė valgiai. Aha, reikia valgyti su dešinė. Nu tai, su pirštais reikia imti ir valgyti. Skanu. Šiaip visiškai kitoks plovas pas mane negu Uzbekistane. Labai pakeičia skonį tie džiovintas vynuoges, bet jos saldžios čia. Nu, kitokios biškai. Ai, čia dar kaulas. Paslėptas. Vakas tiek daug užima vietos. Have lunch, let's go check out the city. Okay, let's go with you. Siūlo pravežėt. Gerai, ar ne? Ribaluotas tas visas telefonas. Žodžiu, mes pavalgėm, prie mūsų atsisėdo dar 2 žmonės dabar, kurie sako, šiaip labai juokingai, nes per translator kai šneka, iš pradžių parodė translator, kur sako, jei ką, aš tavo vergas, prašyk manęs bet ko, aš tau suteiksiu viską, ką tau reikia, nes tu esi praeivis. Nu, bet supratau iš esmės, kad paprašyt bet ko. Restorano padavėjas irgi sako, jeigu ko reikės, prašykit, atsipalduokit, jauskitės gerai. Nu, taip, max draugiški žmonės. Dabar siūlo prasivažiuoti kažkur. Sako, parodys miestą. Sako, yra geri parkai. Tai pasiūlė pravažiuoti pro jas. Sure, we can check it out, but maybe not too long, because tomorrow we are going to get up early. Jas pirštais viską valgo čia. Mes jau matos, pas mus dar yra lėkštės, kad pavalgė, bet jie vis tiek siūlo maisto, siūlo atsigerti visko. Your account is okay, payment code for our friends. Thank you, but brother, you sure it's okay? Yes? Thank you. Thank you. Have a nice night. You as well. You as well. Oh, خوش. Okay, this no. No? No. Mūsų draugai, bet nauji. Dabar mums nieko nesakė, tiesiog apmokėjo sąskaitą. Ir dabar iš pradžių dar mes sakome, ne, nereikia, viskas gerai. Ir tada padavėjas prie jo sako, kad viskas jau ant jų ir kad jie apmokės. Tai svetingumas tai nežmoniškas, yra iš pačių žmonių. Nežmoniškas svetingumas, kaip ironiškai skamba. What is your name? Hamidullah. 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 Hamidullah и Ahmad. Ahmad. Ahmad и Hamidullah. Yes. Hamidullah ir Ahmad. Mindaugas ir Lukas. Lukas. Tai čia prie pat gatvės sustojo ir kviečia iš kiosko žmogų, sako, reikia to ir ano. Jo, paėmė 4 mumratbulius, savo pasiėmė. Jo, net nelipa iš mašinos, jis prieina, atneša viską, pasako, kiek pinigų ir paduoda. Tuščios gatvės. Čia žiūriu, ko vėliau, tuo mažiau žmonių yra. Praktiškai nieko. Nu, atvežė mus į parką. Eisim pasižiūrėti, kas parke gera. Hello. Assalamu alaikum. Kainavo parkai įimo šitą. Smokėjo vėl pinigus už mus, mačiau. Ja, man atrodo, kad čia toks prasėjimui. Nu čia tuščia truputį, nemeluosim, nelabai kas yra. Bet yra mantra. Too late. Yes, too late. They ask you for money to come here. Money. How much? This one people 20 Afghani. Oh, okay. Bet aš kaip suprantu, čia gidas ir jis praveda tipo visą turą, nes ir ten žiūriu, eina žmonės su gidu, vienam žmogui turas yra aplink parką. Jo, galima nueiti ant atrakcionų, va ten akies. Atrodo, oh my god, jie paleis parką dėl mūsų. Įjungia lemputės, pajungia. Tai va šviečia čia mėrynai. Tas ratas pradėjo šviest. Nu, patinka. Labai. Labai smagu. Ar jūs čia atsivedate merginas į pasimatymus irgi?
آیا شما اینجا هم دخترها را برای قرار ملاقات Ne, dabar Talibanas to neleidžia. Anksčiau buvusios valdžios laikais žmonės susitikinėdavo, ateidavo į pasimatymus, merginos vaikinais vaikštavo. Dabar mieste jie dar susitinka, bet čia parke merginom yra uždrausta. Bet kas čia? Uždrausta merginom čia yra. O čia dar avyčių yra. What do you do? Go there? You want? You want? Okay, we can go. Eisim į ratą. Okay, yes. We go together. Okay. Oba. Oi. Here. Oi, tu savo, dar su tokiu garsu. Oi, čia greitai, žinok, varo. Oi. Žiauriai greitai varo. Mes jau viršų, mes jau per pilvuką dar leidžia. Šera, Olga! Mes jau padarėm ratą, tu juokauji. Zina, double vaziyat kharab bana. Double vaziyat kharab bana. Ai, tu savo. Ai. Biški greitai, tėtė, ne? Naktį, va tai va, vieni parke mes. Negaliu patikėti. Tėčiai, tai jau nepatinka tėčiai. Bet prasme, čia jau koks, žinokit, mūsų 9 ratas, pavyzdžiui. Tu dabar turėtum duoti savo numerį, kad galėtume susidraugauti. Taip pat iš mano pusės draugystė yra labai gera, nuo šiol būsime geriausi draugai. Nepamiršime vienas kito. Okay. Oi. Mūsų tai dar, žinau, bus taip gerai, man prametė. Elai moko. Ajar? Thank you. Ką tu padarė, einam? Naktį atrakcionų parką, man atrodo, išsivedė. Nu, šitas tai bus, jo. Aš tai nesitikėjau, šitas pradėjo taip suktis. Tai aš pirmą kartą buvau tokiam greitam. Nu, dabar bus. Negaliu patikėti, kad mes tiesiog naktį su visiškai random bičiais į atrakcionų parką, kuriam nieko nėra. Va dabar, I guess this is their type of fun, isn't it? Let's not get confused, okay? Confused? Oh, no. You mean scared? Scared? Scared is good, yes. Blemba, čia žinok, man atrodo visai gerai išsups. Nu, reikia pasitikėti atrakcionais, dabar toksai, aš nežinau, koks yra saugumo jausmas, koks yra saugumo jausmas, kai mes čia vieninteliai esam šitam pramogų parke. Ne per senas, tėti, viskas gerai. Per pilvuką gerai eina. Oi. Bleva, gerai eina per pilvuką. Gerai. Žinai, kad blogiausia, kad mus dar įsupinėja. Čia dar ne viskas. Ir jiems patinka. Jo, jam irgi smagu. Tu čia belegai aukštai. Tu durts. Blemba, žinau, kad... Blemba, žinau. Ir jis dar išsupinė, aš negaliu patikėti. Čia belegai aukštai. Iš saugumo pusės irgi nėra labai saugu, ant šitų turėklų čia tokai... Ai! Ui! Jau čia juokas.
Aš tai visiškai, aš laikausi įsirėmęs su keliais į šitą visą. It's very good, yeah? Boom. وانت خانه خراب انا بدي مشكلة Užteks. تشيكو حركات بتي فرنسا خراب إنه مزاج Dar kada. What the fuck? Jau net turėklai pakyla. Špipiec! Blema, jis mus dar ilgiau įsupo. What the fuck? Jau gerai mažina. Eina načiat. Čia jisai viršėjo ribas savo. Man atrodo, kad jis neturėtų tiek supti. Man atrodo, kad jis neturėtų tiek išsupti mūsų. Iš jo pusės, tai žinau, jis ten galvoja, jiems smagu, žinai, mygtuką paspausiu daugiau. Nu, blemba, į mantą, tai čia būtų apsiverkus, viskas būtų viename. Jinai ir taip bijo atrakcionų, tai šitas dar toks krūva. Aš, pas mane toks tarpas yra tarp pilvo ir čia, tai. Ne. Good. Yes, super fine, it's enough. It's enough. No. Čia nupaidiga kamišė. Sada, pareigai. Seišu? Da. Mašina, da gulti. Nu, čia lepina. Ui. Šio šviesas išjungia, mes tik išėjom. Thank you for taking us with you, brother. It was really fun. Didn't expect such a blast. Thank you. Maybe we can pay. We can pay. We pay. No. Yeah. Thank you. Thank you. Jis dabar sustojo, mums ką tik ledų nupirko. Nepagrobtais pardavimai paskui įsineš kažkur. Thank you. Ne, nepagrab. Brother. Thank you very much. Jei reikės bet tokios pagalbos, esame jūsų paslaugoms, buvo labai smagu, džiaugiamės susitikimui, labai malonu pamatyti. Ta patį pasakysiu ir atgal, kad ačiū jums labai, ačiū, kad mus taip dosniai priėmėte, pavaišinote ir nusivedėte į atrakcionų parką. Esame labai dėkingi už jūsų svetingumą. Thank you, bro. Thank you. This problem, call. Okay. Thank you. Mes taip pat labai džiaugiamės visada jūsų paslaugoms, jei Dievas duos bet kada, bet kokią progą. Tu esi mūsų draugas, mūsų bičiulis, linkime jums sėkmės, stiprybės ir garbės. Thank you. Much appreciated. Okay. Thank you again. Thank you. Nežinau, ar Europos sutiktum tokių žmonių. Nu, blema, jaučiu, kad ne. Hello. Kiek daug chaoso atrodo vyksta, ne? Dabar mes. Reikia priprasti. Jo, visi. Labas ten, ar turi pinigų? Nu, mes jiem tikri eksponatai čia, man atrodo. Viščiuką nešęs? Ten tarda vištas pavadimas. Mėlynus kiaušinės deda jo. Tu matai, kas vietoj dviejų ramentų žmogus ėjo su vienu ramentu per centrą. Jo, toks atrodo nesibaigiantis veiksmas. Nu? Eini ir tai galvoju, gal jau pasibaigs, bet žiūriu, kad čia. Ne, eini ir vis tęsis. Hallo. Nu čia turgaus vidury, centre. This for what? For what? For bakery. Ką tai, išspaudžia duoną gal, jisai... Jo, ta centre.
Ah, it's okay, no. No, thank you. No, it's okay, thank you. Thank you. Kiek čia batų daug. Esam visiškai širdį turgaus. Nėra, kad labai lenda žmonės, kad sako, kad pirk, būna pasiūlo, pasako, pasakai ne, sako viskas gerai, ačiū tau. Jo, gal jie daugiau pabendrauti nori šiaip, ne? Jo, atrodo, kad visai gal pabendrauti net labiau nori, bet tikrai nėra įkyrūs šie žmonės, labai draugiški. Einamiausia prekė pas juos yra tapkės, basutės. Sako, gal greit susinešioja, bet ir šiaip čia visi vaikšto su tapkėm ir basutėm. Pusę gatvės užima tiesiog prekystaliai. Daugiau nei pusė. Salam alaikum. Lucas. What is your name? Hikmatullah. What name? Hikmatullah. Hikmatullah. Nice to meet you. Oh no, it's okay. Thank you, thank you. What is this? What is this? Kažkokia tai volgas kažkokias. Okay. Tai jisai gal nori, kad tu nupirktum. Yeah, it's okay. Why do you taste it? Thank you. Thank you. Nu, čia nežinau, irgi žinai, gal šiaip dalinasi tiesiog. No. Europe, Lithuania. Lithuania. Yes, hello. Hello. Nice to meet you. What's your name? My name is Nurullah. Rala? Mirala. Nice to meet you. Lukas. Mindaugas. Atrodo, kad mus seka kaip 5 žmonės. Ir tik sustojam, jie irgi sustoja. Jo. Eini ir tiesiog tikiesi, kad viskas bus gerai, kai praeis. Indus. Visokius laikrodžius. Good. Good. We don't have where to put it. It's very big. It's very big. Aliejus, tu buvo, ne? Reumatizm. Tai buvo kelienė. Medicina, ne? Nu, tipo nuo sąnarių, nuo visko čia kažkoks tai, žinai. Hello. Good, thank you. Thank you. Per kamerą bus galima matyti, kiek žmonių bando taip sekti mus. Kiek seka, jo. Aš nežinau, jie seka, gal jie tiesiog eina kartu, bet kai sustoji, pasimato, kad visi seka tada mus. Hello. Da sabalade. Samurai? Da sabalade da. Da ce și de da. E video. Камера. No good? Da rana wale rata zmazamın. Da? Yeah, it's okay. Da rana wale baraba gram da vay se baraba nira qorza khaksu. Rain. نگاه که جو میای فیلم میگیری گرم ما مسلمانان رو میزنی نزنی The rain? The rain is... ما دوست ما با شما دوست ولی شما ما رو گرم میزنی Ai, tipo, jeigu filmuosi ir jos apšaudys iš viršaus kažkas tai. Yes. Ai, ne. Amerika Europa. Europe. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Matai, jisai sako, tu čia filmuoji ir sako, paskui atskris ir mes ant mūsų bombos, žinai. Taip, jie belia kaip draugiškai atrodo tie talibanai, kaip prieina, bet vis tiek kažkaip nėra kad labai... Supranti, ką jie nori pasakyti. Jo, jie šneka savo kalbą. Caiza. Džaiza? Caiza. Džaiza. Yes. Nu čia mūsų praktiškai local guide šitas vaikas. Thank you. Bye. Thank you. Hello. Can you visit? مكتوب أفغانستان بانك أفغانستان. Passport? No, Ticket. nu, tipo, reikia to. Ai, permit. أفغانستان بانك. Bank? Thank you. Thank you, was no Warsaw. Aš pavargau. Jau pavargai? Man kažkaip įtampa tokia. Nu, biškį yra. Paskos, tai man nepatinka. Šiaip tai viskas gerai, dar papildoma tokia įtampa sudaro, kad ką galiu filmuoti, atrodo, ką negaliu, žinai, filmuoti. Aš tai galim praeiti paskui tenai, Galim, ne? jo. Nu, kokį rajoną atėjom gražų. Balti balandžiai, premium iš karto jau rajonas, daug juvelyrikos labai išaugs. Nu, va, toksai, pavyzdžiui, ne?
Nu. Prie outfituko tai tikrai tiktų kažkokio. Hello. Visą vos nesuknelį Meti šaltą. baskedį. Basketball. Baskerį. Na, čia populiaresnė parduotuvė, ne? Eikit čia, eikit vaikai čia. Ką tik vaikus išvėjo. Surykštė vaikus išvėjo iš čia. Čia kažkokios tai dulkės. Vienose miestuose katinas ir šunis švaro, čia pasirodo vaikus išvarinėja iš. I don't need. No money. No, I don't have money now. No money on me. We traveling for free. This one is attached? No. This is mine. No, put up over. No, put up over. No money for. No money for. No money for. No money for. No. Thank you. Jie visi išmokę gestai yra, kad parodo pinigus ir valgy, tipo. They don't know us. Eiktis. Čia visi šitie vaikai tai kaip tokia. Erkė. Kaip erkės. Negražu sakyti, bet kaip erkės visi vaikai. Ai, atsargiai tapkę pametei. What? Kur mane nereikia manęs vest? Oi, sorry. Galva tekstilė. No. Spider. Jo, kas fainai, tai kad šiandien net nėra labai karšta. Oras labai fainas. Net megztukais reikėjo išsitraukti. Gan gaivu, gan vėsu. Aišku, nežinau, kad oras pats švarus yra. No. Einam į vidų. Pala, noriu nufilmuoti. Sorry. Pusryčiuose sutikome žmonės, kurie mums rekomendavo vietą, kur savo patys geriausi pasaulio ledai. Čia buvo iš UK žmonės, labai fainai mes pakalbėjome, atsiuntė ką Kabulę aplankyti. Tai čia yra viena iš vietų, kur rekomendavo paragauti ledus. Sako, patys geriausi ledai. Pull. No. Don't pull me. No. O tai šiandien ta pati vieta, kur buvo Paulius, galvoju? Ledų. Man atrodo irgi, kad jis čia buvo. Žodžiu, tai nežinau, kaip pavadinsiu šitą segmentą dar. Eurazijos užduotėlė, sakykime, šiam kartui. Bet pagalvojau, kad būtų fainai turėti kiekvienoje šalyje vienas kitam paužduotį. Tai šį kartą aš, Lukas, duosiu tėčiui užduotėlę, kitą dieną tėtis galės man duoti. Tavo užduotis yra, kad eisim į turgų ir aš išrinksiu daiktą. Turėsi 3 kartus pataikyti jo kainą, antraip, jeigu kaina skirsis daugiau negu paklaida 200, turėsi tą daiktą nusipirkti. 200 afganų, tai čia yra apie 3 eurų maždaug. Ja? 3 variantus galėsiu spėti, ne? Nu, aš duosiu tau, sakysiu, šitas daiktas, tu spėjai kainą, tada paklausiam ir jeigu prašauni daugiau negu 200 afganų į plius arba į minusą, turėsi tą daiktą nusipirkti. Jeigu visus 3 pataikai, tada nereikės pirkti daiktą. Ja? Tik tai protingai apie daiktus. Ja. Mažiukas. Nu, taip. Neimsim tą tokį. Oi. Čia tokie ledai. Čia var ledas už 500, 6-7 eurų kažkur. Nu, kažkoks toks. Čia ir bananai mėtos ant žemės. Nu, kaip pagalvojus, tai Lietuva ir šiaip daug Europos šalių, tai vienas rutuliukas kainuoja 3 eurai nusipirkti. Ledą į vaflį. Good led. Galiu pasakyti, vertinu 10 iš 10 čia ledus. Neragautas skonis. Nežinau, kas čia. Toks silpnas tiramisu atrodo. Kažkoks. Ai, ir šitai sakė, ne, gerai. Jeigu apsilankysi, tai būtinai paragautas. Čia vadinasi, nebuvo pavadinimo, žinokit. Man atsiuntė tiesiog koordinatės. Galiu pasakyti, koordinatės. 36 laipsniai, 42 apostrofas, 13,8. Tai yra šiam 7
laipsniai. 0,6. Fun factas. Šitie ledai netirpsta. Tavasne, jie čia jau 10 minučių yra tikrai. Nu, niekur nepratirpia, niekur nenubėgia. Visiškai, va. Tai kokie čia ledai fake? Kiek visur ragavau pistacijų ledų, tai nusiperki ir atrodo, norisi to skonio, gero pistacijų. Ir visur būna toksai, sintetika. Bet va čia šitą valgiau, pistacijų. Tai, čia kaip pistačkis, grynos pistačkis. How many you want to exchange? $100. 100. Okay, no problem, we can check. Is it for this much? No. How much? 6, 4. Tai geriau, daugiau, ne miškai. Okay. Okay. Yeah, better. Thank you so much. Thank you. Thank you. Viskas susikimšia tenai visur praėjimuose. O, kokie maišai ir batos. O, bičiulis kaip miega. Miega tiesiog jo karutė. Žinai ką? Na, šitą va. Tai gali suklysti 200 į vieną pusę arba 200 į kitą pusę. Lema, neįsivaizduoju to. Žiūrėk, biškai, nusisuk dabar ir nežiūrėk ir neklausyk. How much is this? Anjir. How much? Paisa? Yes, how much? 50. One, yes? One visai? Jo, žinau kiekvienas. Nu, taip pasakė vienetą kainą. O vienetas tai kas yra? Nu, vienas tas rutulys. Baronka ta? Jo. Tai ką tu suveiksi, jeigu aš nusipirksi? Ne, tai tu ką veiksi? Tai yra maistas, ar ne? Nu, turbūt, jo, aš galvoju. Neklausyk čia, kaip pavalgyt? Neklaus. 400 paklaida praktiškai, tai visai didelis šansai. Gerai, o 400 kiek yra mūsų pinigais? 6 eurai, tai čia žiauriai daug suklysti. Jo. 400 paklaida. Nu, gaunas arba 200 vieną, 200 kitą, nu tai jo, daug. Tai čia, aš pradžiai būčiau davęs iš viso nedaug pinigų už jį. 500. 500? Jo. Gerai, pataikai paklaidą. 3 pm. Tai nereikia pirkti, reiškia, einam dar 2 ieškot. Aš galvojau, kad nežiūrėsi įrankio. Pažiūrėk šitą pusę, gerai? How much is this? How much? Oh, hello. We met. Farsi. Yeah, Afghan. 200. 200. Nu, va šitas žalias, kaip manai, kiek? Ai, čia, nu tai vienodė ar čia skirtingų spalvų? Nu, nežinau, tą žalę paklausiu. Aha. Blema, nu čia turėtų kainuoti jisai kokius 4 eurus gal. Blema, jaučiu, kad užuodį kažką tai. Nežinau. 300. Nu gerai, 200. 200 gana. Hello, Lucas, nice to meet you. All the kids here. Kids? Yeah. When there is, you don't have a guide, they will touch you. Watch your pockets, okay? Yeah, we're watching. Good pickpockets they are. So yeah, we had the same problem, but I slapped them, so they don't come. Okay. Like, look. You shouldn't do it. No, I'm not gonna slap the kid, no. Žinai, jeigu ten, blema, jisai laisvėje negyvenęs, paleisimės jį, paskui jisai vargšas. Do you sell the birds or no? You sell the birds? Ne. Suddenly. Decor. Hello. Sorry. Ne, laiko jos. Yeah. How much is the fish? How much? How much? Kilo chandas mein gaya. 1 kg, 200 Afghani. 1 kg. 200 Afghani. And how much kg is one? Silver fish. Yes. How many kg? 1 kg, 200 Afghani. Yes. But how much is this one? How many kg?
1 kg 15 gram. 2 kg, one fish, Yes. 2 kg, 2 kg. 2 kg, 3 kg. So one fish about 400, yes? About 400 Afghani total. Okay. Fish, 400 Afghani. Okay. This How many kg? Big. big, 1 kg, 300 Afghani. One fish, 5 kg. Okay. 1000 fish. Girdėjai, ne? Negirdėjai? Nu dabar, kaip pasakė, dabar girdėjau, 1000 kažką tenai. Ai. Blem. Bandžiau, viena žuvis 1500? Ne. Nu, tai buvo, šitą aš tą didžiausią klausiu. Nes tai yra 5 kg, o čia 100-200 afganų už vieną kilą. O ten už vieną kilą 300. Jo. Blem, būčiau tą didelę jaučiu pasiūlęs. Blema, galvoju, ką aš būčiau sakęs, žinai. Nu, būčiau sakęs, ta žuvis kainuotų, čia būčiau prapirkęs šį kartą. Jo? Jo. Gėda, kad šitą išgirdo. Bet ir pardavinėja tas galvas? Nu, tai paskui verda. Čia yra tas patiekalas iš, taigi tas verda galvas, verda kojas ir yra tas sriuba jų ten tokia. Thank you. O čia toksai bardakas didelis, ne? Didelis bardakas. Čia yra kažkokios mašinos greičių dėžė, nu tai ir variklį jungia per tą greičių Čia dėžę. padarė faršą mašiną iš variklio dėžės? Iš pavarų dėžės. From car? From car, Which car? machine car, Toyota? No? Lamborghini, Ferrari. Jie čia vietoj papjauna tos gyvulius atsivedę, parduoda tą mėsą. Tai, tipo, kad šviežia, žinai, gal dėl to. Good, how are you? Pavargau šipsotis biškiau, nemalos. Nu jo, kažkaip. Lietuviai nepratė tiek šipsotis. Tušinukas siūlo. Kadangi turi šansą nenusipirkti, bet yra šansas, aš galvoju, labai toks ant azarto bus. Tai žinai ką, aš net neklausiu, einam kartu. Kaip manai, kiek kainuoja gyva višta viena? Mat nežinau, čia mėsa pas juos brangi, kaip vištiena ar ne. 5 pemų. 5 pem sakai? Tai žodžiu, jeigu pigiau negu 3 pem, jeigu daugiau negu 7 pem perki. Jo. What is you want there? Hello, Lucas. Mamelo, Shvarito. Sorry, Unja. we're from Lithuania. Britannia. Lithuania. What is your name? Lucas. Lucas, yes. My name is. Your name? My name is. What is your name? My name is. Is Sohol? Sohol. Nice to meet you. Okay. How much for a... Galvoju, jinai... Nekeisi viskas, ką keiti. O į kiek keistum, kad žinot tiesiog. Į didesnį galvoju, sumą gal keisčiau. How much for a live chicken? No. Just a live chicken. How much? No kill. No kill. How much? How much? Payzish, düsadu. Ne. خذ بزا Düsadu si. Komako 0 zeri düste. For Fırış. for one whole chicken. Whole chicken. It's 1 kilogram or one chicken. تو یک شو تو کوبرش چند میشه خب یک چند میشه چند میشه؟ Ne. چند میشه مگه؟ چند میشه مگه But no kill. This is the whole chicken. For a live.
for this one. This is dead. Tu tăcălu mamă, tu nu-i veri achile cu ăștia să... This is for alive? 320. Okay, we buy a live chicken. Ira zinda kora skışta sunar çirina şidi. Ne, bege ya kurtara ki şu tol ku bega. Oh my god. But don't kill. Oh my god. Ai murgaya koy sonra koy. Haide 474. Ho. Ah. Ne Afghani? Afghani. 470. Ai, kto načer. Okay, thank you. It's okay. Ai, kto načer. Mane išgelbėjo jisai nuo vištos, gyvos vištos, tai kažkur tai padėjimo. O, tai gerai, kad nepakeičiau kainos. Kiek būtum pakeitęs? Ne, pagalvoju, kad gal bus brangiau, tai galvoju, gal kokie, kiek aš sakiau, 550, ne? Jo. Tai sakyčiau, gal ten 800 kokie, žinai, gal, nu taip. Eina savo. Pradžių sako 320, maždaug. Tai viskas, jau Ir galvojau, viskas, tėtis turi pirkti vištą. Hello. Bet kadangi kainavo daugiau, nes pasvėrė ją, vargšė tą vištą vlemą žiūriu ir galvoju, eina nafik. Dar paims kirtim. Nukirt galvą. Tai galvoju, jeigu ant vienas uždys dabar tą vištą. Bet tai jo, sveikinu, nieko nenusipirkai. Kontento gaila. Buvo vlemą tasai azartiškas toks ant pačią galą. Tai ką, čia buvo su jumis Čestavai, 10 epizodas. Smagu, įdomu tam Afganistane. It's good. Įdomu tam Afganistane, iš tikrųjų, toks visiškai kitoks pasaulis, kitoks chaosas, nežinia, kas čia vyksta. Bet keliausim dar 11, varysim dar Kabulą pažiūrėti, jau pačią sostinę, tai ten irgi turėtų būti labai įdomu. Turi kažką pasakyti? Tai nežinau, dabar jau nebenoriu, kai tiek daug žmonių aplink mane stovi, bet šiaip tai jo, labai geras experiences ir tikrai saugu yra, galite važiuoti. Jo, buvo iš Anglijos, sutikom turistus, kurie mums ir parodė teledainą ir Kabulė vietų, tai Kabulė susitiksime kitame epizode, bet dabar su daug publikos mes čia aplink mus visur žmonės. Ačiū jums. Ačiū, kad žiūrėt. Bye. Yeah, bye. All good? Gerai, ciao.